Tai dabar buvo 3 istorijos, kur pažvengiam, tai dabar galim pažliumti, ne? Tai vat, aš pasistengsiu, kad taip ir įvyktų. Dar man klikerį reikėtų gauti. Kas matėt Barbės filmą? Tiek mažai tokį gerą filmą. Ai, daugiau, gerai. Noriu pradėti nuo tokio, manyčiau, kaip čia, skausmingo sakinio. Šiandien nusižudė 2 žmonės. Dabar jeigu galit pasižiūrėti šitą salę, apsidarykite. Kiek čia yra žmonių? 250. Šiais metais nusižudys 2 tokios salės. 2 pilnutėlės Failnightų salės šiais metais savo norų šiais iš gyvenimo. Nebus lengva klausyti, ką pasakosiu, bet tikiu, kad pakankamai prasminga. Nes toj kelionėje buvau ir aš. Ir ta kelionė prasidėjo, turbūt nemažai kas žinot, mano tokia perdegimo istorija, šiandien apie ją nepasakosiu, bet aš papasakosiu būtent apie tą nusižudimo ir feilo nusižudyti epizodą. Tai kai perdegi, atsiranda daug įvairių simptomų, vieni yra psichologiniai, kiti yra labiau kūno simptomai, prasideda panikos atakos, nemiga, aš buvau nemiegojęs po to, kai perdegiau apie 2 savaitės, man buvo prasidėjusios haliucinacijos ir čia gal toks įdomesnis įvykis, aš nulpau vieną rytą tūlikę ir vožiausi su antakiu į kriauklę. Žiauriai nusistebėjau, kaip šitoj vietoj gali tilpti tiek daug raudono daikto, nes buvo klanas pakankamai nemažas. Kas esat prasikirti antakį, turbūt žinot. Baisiausias simptomas, kai perdegi, yra tai, kad tu negali koncentruoti dėmesio. Ir tie, kas nesat to patyrę, sunku tai įsivaizduoti. Tai gera iliustracija būtų, kai nueini į parduotuvę, aš tiesiog paduodavau piniginę kasininkė ir prašydavau, kad jinai galbūt gali išsimti tiek pinigų, kiek reikia. Nesuskaičiuoti iki ten 3 būdavo labai labai sudėtinga. Nebuvo įmanoma skaityti knygų, nebuvo įmanoma žiūrėti teliko, praktiškai nieko daryti, kur reikia koncentruoti dėmesį, nebuvo jokių šansų. Ir vienas iš tokių įdomesnių dalykų, kaip aš bandžiau gydytis, buvo tai, kad aš turėjau tokį nusistatymą, kad į psichūškę tai gulasi tik tais psichai, ne? Nes aš tai gal dar ne psichas, kas čia dabar prieš porą mėnesių visai gerai variau, čia kietas aitišnikas ir žiūrėk, čia dabar į psichūškę, tai aišku, kad nesigulsiu. Ir tada aš, aišku, kad nuėjau pas privatų psichiatrą ir mes tuo metu su juo dirbam tiek psichologiniam intervencijom, tiek jisai mane gydė biologiniam. Biologiniam tai yra vaistai. Tai mes išbandėm su juo per 2 mėnesius 11 skirtingų vaistų rūšių. Aš jam sakiau, aš nesigulsiu į psichūškę. Jokiais būdais. Ir tas sakinys, kurį aš ką tik pasakiau, turbūt ir yra vienas didžiausių failų, bijoti tai, kad kartais turi būti labai silpnas, nes tie, kurie atrodo labai kieti, jie lūžta, o tie, kurie yra silpni arba gali būti lankstus, jie išlieka. Ir man, tęsiant tą kelionę, bandant įvairius medikamentus, kurių ne vienas nepadėjo, tai buvo ir benzodiazepinai, tai kas yra benzodiazepinai, tai turbūt skaitėt visai neseną istoriją apie vieną garsią dainininką ir jos vyruką, kuris sėdas į kalėjimą, tai jisai šitais dalykais prekiavo kaip narkotikais. Dėl ko tai yra pavojingas vaistas? Dėl to, kad jisai yra prie jo labai lengva priprasti. Bet jisai yra veiksmingas vaistas, dėl to jų paprastai psichiatrai skiria, bet pakankamai nedideliam dozėm arba labai trumpą laiką. Tai dėl to negalima ramintis tais vaistais ilgą laiką. Važiau neuroleptikai, antipsichotikai, ko tik tais nenori, liežuvis neapsiverčia, kiek mes visko išbandėm. Ir ėjo laikas, aš tada nuvažiavau gyventi pas savo tėvus, nes aš turėjau tuo metu mažą vaikutį 6 metų. Ir
tai kad man labai buvo sudėtinga apsitai toj būsenoj būti su šeima, būti su vaiku. Ir tuo metu tėtis, čia tokia galbūt šviesi šiek tiek istorija, mes bandėm ieškoti su tėvais kažkokių man užsiėmimų, kurie būtų bent kažkiek įmanomi mano tuometiniai psichikos būklei, ir jisai tuo metu pardavinėjo sodo tokį sklypelį ir man davė, žinot, būna išploteriuota kažkokie tai, lipukai, reikia juos su tuo tapetiniu peiliuku nulupti. Tai buvo per 2 mėnesius, aš turbūt turėjau kokias 7 minutės ramybės, nes visas kitas laikas buvo ties panikos atakos riba, kuomet kūnas eina pagaugais, yra be galo silpna, tu negali valgyti, skauda akiduobės, pila prakaitas ir visi kiti smagūs dalykai. Ir aš tada paskambinau savo psichiatrui, aš sakau, man visiškai negerėja ir reikia kažką daryti, ir aš turbūt atspėsit, kokio vaisto neįvardinau jum, kokio mes bandėm. Mes nebandėm antidepresantų. Dėl to, kad jeigu kada nors esat pasiėmę lapelį antidepresantų, žinot, koks yra sakinys prie įspėjimų. Kad šis vaistas pradėjus jį vartoti gali sukelti suicidinių minčių. Tuo metu man jisai sutiko su mano tą mintimi, kad galbūt verta pabandyti, išrašė antidepresantų, aš tada grįžau į Vilnių, nusipirkau tų vaistų, išgėriau 2 tabletes ir prasidėjo visi šalutiniai poveikiai, kokie tik tais gali būti. Praktiškai negalėjau stovėti nors menkai apšviestoj vietoj, nes buvo be galo jautrios akys, pylė prakaitas, laužė kaulus. Ir ta agonija, kai tu negali koncentruoti dėmesio, tu apskritai negali nieko veikti, apart sėdėti ir galvoti, kaip iš šitos agonijos pabėgti. Antidepresantas man pasufleravo, kad gal yra sprendimas. Gal yra sprendimas iš šitos visos duobės kažkokio tai būdu išlipti. Ir žinot, kas baisiausia, kad kai tu turi šitą mintį ir kai tu taip jautiesi, tu prarandi patį svarbiausią dalyką pasaulyje. Prarandi viltį. Viltį, kad kada nors gali būti kažkaip kitaip, kad kada nors tu gali funkcionuoti kaip žmogus. Ir čia yra autentiškas raštelis, kurį aš parašiau ir padėjau savo namuose ant stalo. Aš nusprendžiau, kad mano sūnus 6 metų kažkaip išgyvens be tėčio, kad aš kažkokiu būdu susitaikiau su mintim, kad aš nematysiu, kaip jisai užaugs, kad mano tėvai supras, kaip man sunku. Ir tuo metu ateina ramybė. Pasidaro viduje kažkaip labai ramu, šilta, jauku, nes tu į visas savo gyvenimo problemas radai sprendimą. Ir radęs šitą sprendimą, aš norėjau padėkoti ir savo psichiatrui už visas pastangas, kurias jisai įdėjo iki to laiko, nes tikrai tuo metu ir nuotaika pagerėjusi buvo ir kažkaip tie simptomai apmažėjo, aš parašiau jam žinutę. Parašiau žinutę, ačiū už pastangas, atsiprašau, šį kartą nepavyko. Iš karto sulaukiau skambučio, jisai sako, Almantai, nepadėk ragelio, žinau, kaip jautiesi ir nebandysiu tavęs perkalbėti, bet tiesiog mes turim pasikalbėti. Jeigu tu gali man skirti 3 minutės, prašau atvyk dabar pat į kliniką, nepadėjęs ragelio, dabar pat sėsk į mašiną ir važiuok. Ir aš jam sakau, ne, viskas gerai, žinok, aš jau viską susidėliau galvoj, viską įsprendžiau, tiesiog manau, kad užtenka kovoti. Jis mane pertraukė, sako, žiūrėk, aš dabar nieko neklausau, ką tu sakai, atvažiuok tiesiog iki klinikos, duok man 3 minutės, po tų 3 minučių galėsi išeiti pro duris ir daryti tai, ką tau reikia daryti. Aš nuvažiavau iki klinikos,
atsisėdau jo kabinete ir jisai sako, jeigu tu priimsi šitą sprendimą, daugiau jokių sprendimų gyvenime negalėsi priimti. Tai yra pats blogiausias sprendimas, kokį gali priimti žmogus. Aš tavęs nebandysiu sulaikyti, bet jeigu tu galvoji, kad tu nesugadinsi gyvenimo man, savo sūnui, savo tuometiniai sutuoktiniai, savo tėvam, tai tavo galvoj dabar veikia vaistai, bet ne tu. Čia nesėdi Almantas. Čia sėdi kažkas kitas. Dabar gali išeiti pro duris ir priimti tą sprendimą, kokį galvoji priimti. Po 2 valandų aš atsiguliau į psichiatrijos ligoninę. Nes tą dieną aš pasirinkau gyvenimą. Žinau, kad šitoje salėje yra dar bent 2 žmonės, kurie taip pat pasirinko gyvenimą ir dėl to mes turim šitą renginį. Mes turim pauzės konferenciją, mes turim daug gerų dalykų. Tai ačiū jiems, kad pasirinko ir aš labai kviečiu ir jūs pasirinkti gyvenimą. Ačiū, kad išklausėt. Ačiū labai. Pamiršau net mikrofoną įsijungti, Almantai. Ačiū tau. Neįsivaizduoju, kiek jėgų reikėjo turėti, kad pasiruoštum šiandien papasakoti šitą istoriją viešai. Aš šiandien besitreniruodamas jau 6 kartus nužliumbiau, tai man nedaug beliko. Aš irgi vieną kartą šiandien pažliumiau tavęs klausydama. Ir salėje irgi šliurpiančius ir pats turbūt girdėjai, rezonuoja šitą temą. Tavo pasakojimas yra ko gero atviriausias, kokį mes apskritai esam turėję. Ir mane žavi tavo drąsa, bet kartu yra įdomu paklausti, ar yra kažkas, ko tu bijai, jeigu tu gali tiek atviras būti su auditorija. Tai aš, gali mane paliesti, aš esu gyvas žmogus, aš bijau tokių pat dalykų kaip ir visi kiti. Aš bijau, kad tokius sprendimus gali priimti mano artimieji, mano bičiuliai, tai aš bijau visų dalykų, kurių bijo normalus žmogus turbūt. Mes pirmą kartą turim tylą iš salės, neturim nei vieno klausimo. Čia normali reakcija, aš irgi žinau, kad nebus lengva šitą pokalbį vesti. Bet, Almantai, kiek laiko yra šitą istoriją? Kada visą tai vyko? Šitą istoriją aš pasakoju šiaip jau pirmą kartą, aš apie perdegimą esu nemažai pasakojęs, bet tiesiog šitą istoriją man pačiam yra be galo skausminga ir jautri, nes jinai yra realiai mano visos tos kelionės, kuri yra iki šiandienos turbūt pats dugnas. Ir ta tamsi vieta, jinai norint ją papasakot, vis tiek tu turi iš naujo išgyventi ir atsiminti tas detalės, kurios tuo metu buvo. Tai ta istorija yra apie 5 metus dabar. Jo. Kaip atpažinti kitame žmoguje, kad jis eina link perdegimo? Turbūt mes daug šnekam apie įvairius, aš ir šiandien girdėjau nemažai visokių psichikos sutrikimų, kurie kartais yra įvardinami kaip, tam tikrą prasme, juokeliai. Atsikeli ryte, įsipylė į kavą su gižusio pienu ir tau depresija. PTSD. Arba PTSD ir tada ADHD ir dar tu esi ten autistas ir visa kita. Tai mes turim tam tikrą prasme ne visai gerą madą, kuomet mes pasakom dalykus, kurie kitaip vadinasi.
Ir neretai atpažinti psichikos sutrikimus arba tą patį perdegimą yra pakankamai sudėtinga, bet mes turim labai gerą dalyką, kaip žmonės mes mokam šnekėtis. Ir labai dažnai aš ir mokymuose, ir organizacijose visada prašau, kad klausimą, kaip tu gyveni, pakeisti klausimu, kaip tu jautiesi. Jisai atidaro visai kitus klodus žmogui ir jeigu tu paklausi vieną kartą, jisai gal neatsakys, bet jeigu tu paklausi 3 kartus, žiūrėk, jisai supras, blemba, čia manęs gal jau rimtai klausia, kaip aš jaučiuosi. Tai turbūt neklausiant negirdėsi atsakymą, nes mes minčių skaityti nemokam ir dėja kol kas reikia mums dar pratintis prie užduodamų klausimų ir suprasti, kaip atreaguoti į tai, kaip pasakys, kad žmogus jaučiasi. Va, aš irgi apie šitą galvoju, nes viena yra tiesiog paklausti, bet kita yra ką daryti, kai tu gauni atsakymą. Taip, ir tas sureagavimas irgi matyti yra, mes tikimės, kad, ką vakare, ne, paklausi, tai daug mažinai, kad... Nieko gerai. Nieko, viskas okei. Bet kai žmogus pasakys, lemba, žinau, gal man kažkaip sunku ir tada, aš netokio atsakymo tikėjau seniai, o tai kaip čia dabar man sureaguoti. Bet ir tai yra normalu. Normalu yra jaustis nenormaliai. Ne? Normalu yra jausti visą spektrą emocijų ir mes šiandieną turėjom nuostabų vakarą, kur mes ir juokėmės ir kažkas nužliumbė. Ir tai, kad mes verkėm ir štai buvo puikia scena iš Barbės filmo, mano manymu vieno geriausio filmo apie emocinę sveikatą, nors ten yra ir kitų gylių. Tai ir juoda spalva, kurią mes kartais galvom, kad yra labai bloga, aš matau daug žmonių vilkinčių, ar tai juodus marškinėlius, ar tai kažką tai juodo, yra nuostabi. Mes kartais tiesiog vienos emocijos yra mums labiau mielos, kitos nelabai mielos, bet jos visos yra be galo reikalingos, nes mes tiesiog nežinotume, kas yra kas, jeigu neturėtume palyginti. Ir tai susijęs su emociniu raštingumu, su kuriuo tu dirbi, ar ne? Taip, absoliučiai. Kiek sau rašytum už emocinį raštingumą? Iš 10? Jaučiu apie 13 dabar jau. Ok, gerai. O kiek average lietuvių rašytum? Žiūrėk, šitą temą aš šiaip dar galvoju, labai svarbu pasakyti, kad aš irgi kontekste tos istorijos, ką pasako, šiandien esu žiauriai laimingas. Aš esu visiškai sveikas, pasveikęs nuo visų psichikos sutrikimų ir esu labai laimingas ir labai fainai gyvenu iš tikro. Tai kai esi labai juodoj vietoj, labai sunku suprasti, kad gali būti šviesiau. Bet visada ateina šviesa. O ką daryti, ką gali daryti artimieji, kad psichologiškai palūžęs žmogus pamatytų viltį ir priimtų sprendimą gyventi? Labai paprastas atsakymas. Viską. Viską, ko reikia, kad žmogus pasijustų geriau. Mano tėvai, mano tėtis nėra emociškai labai raštingas ir jisai nemažą dalį, nors ir nebūdamas emociškai raštingas, tiesiog sėdėdavo su manim ir tylėdavo. Ir tai irgi gelbėjo. Mano mama yra be galo emociškai raštinga ir jinai man įvairiom, nežinau, ir knygom, ir straipsniais, ir pečių masažų galų gale. Tai artimieji turi padaryti viską. Nes tik tai santykė su žmogum turbūt yra prasmė ir vertė. Tai dėl to mes ir esame artimieji, kad mes turim padaryti viską vieni dėl kitų. Visai įdomus klausimas yra apie tavo požiūrį į antidepresantus, nes iš tikrųjų galima labai dvejopai suprasti. Superinis. Bet juos reikia, kaip ir kiekvieną pavojingą daiktą, naudoti griežtai pagal instrukciją. Ir mano supratimu mes labai bereikalo bijom, kad ir tų pačių privačių klinikų, bet norint pradėti pavojingus dalykus su savo psichika, reikia daryti tai saugiom sąlygom. Tai yra nuostabus vaistai, kurie man išgelbėjo gyvenimą. Be šitų vaistų aš nebūčiau čia. Ir visi psichiką veikiantys vaistai, jeigu jie yra vartojami po priežiūrą ir pagal instrukciją, yra gelbėjanties gyvybės. Tai jie labai, aš tai už labai. Gerai, ačiū, kad šitą įvardinai. Apie tavo aplinką yra klausimas. Artimieji tavo po to, ką jie jautė? Džiaugsmą, nerimą, gailestį? Po ko? po tavo sprendimo nusižudyti, kurio neįvykdai. Aš manau, kad jie neverbaliai man irgi labai daug kartų tarsi pasakė ir žinojo mano tą užsispyrimą, kad aš niekada nesigulsiu į psichikos centrą. Ir aš manau, kad jiem labai
palengvėjo vieno to momento, kai jie suprato, kad dabar atsakomybę prisiema profesionalai ir mes žinom, kad mes negalime išgydyti apendicito patys ir nei mama, nei tėtis, kad ir kaip gerai mokėtų su įrankiais virtuvės elgtis, neišoperuos apendicito. Tai kai tu papuoli pas specialistus, turbūt kiekvienam mamai, tėčiui, artimajam nukrenta tam tikra atsakomybės dalis, kad tu supranti, dabar jis yra teisingoje vietoje, su teisingai žmonėm ir jo bus pasirūpinta profesionaliai. Dar yra ta dalis, kur žmonės, ta prasme, yra skirtingų lygių patyrimai, skirtingų lygių sutrikimai ir būna žmonės, kurie yra tikrai apgailėtinių situacijų, bet jie, pavyzdžiui, atsisako gydymo, nes neturi tam laiko. Ta prasme, aš neturiu laiko 10 dienų vasaros gatvėje pagulėti. Būna šitaip irgi. Ta prasme, čia yra vienas iš dalykų, kas tave atvedė į šitą, tas neturėjimas laiko savo. Tai čia turbūt galima tik pakartoti tą sakinį, kad mes esam stiprus tik tais tiek, kiek galim būti leisti savo silpnais. Tai mes turim labai daug lozungų, kad tu viską gali, tu kurk startuolius, tu čia pasaulio valdovas gali būti, visos tau prieinami, visi pasaulio pinigai, daryk. Bet gali ir nebūti. Bet gali pasirinkti ir nebūti, ne visiems reikia tokiais būti. Ir mes kartais esame ant tiek užsivaikę tose idėjose, kad galvom, kad tai yra privaloma būti. Aš jau dabar nebemadingas būsiu, jeigu aš čia nedarysiu kažkokių dalykų. Ir man atrodo, kad madingiausia turėtų būti tai, kad aš tiesiog esu laimingas. Man atrodo, gera mada būtų. Gerai, paplokit, taip. Labai faina, kad į šitą įkalnę dabar įvažiavai, nes tu esi laimės tyrinėtojas, čia yra tavo tema ir čia yra tavo spalva. Aš supratau, šiandien tik čia... Tavo ofigenos kelnė, žinok. Supratau, atėjus čia, kad, čia šį temą visai bus renginio pabaigai. Tai kas yra laimė? Iš ko jinai susideda? Kaip ją atrasti? Kaip suprasti, kas tau yra laimė? Jeigu turi paprastesnių klausimų, prašau, užduok juos. Žinok, čia pas mus, tu tikiesi paprastesnių klausimų pas savo pasakojimą, Almantai? Laimė sudėtingas dalykas yra. Kartais mes galvojam, kad laimė yra, kai padarysiu kažką, kai pasieksiu kažką, tai būsiu laimingas. Ir dėja, bet ir visai neseniai, tarp kitko, smegenų tyrimai pasakė, kad mes, kai siekiame, bet siekiame atidžiai, smalsiai, dėmesingai kažkokių dalykų, kur galvojam, kad jie gali atnešti laimę, blemba iš tikrųjų yra ta laimė. Nes kai pasiekia, jinai tiesiog baigės, nes tu tada nori siekti kažko kito. Tai aš labai linkėčiau laimę vadinti kelionę, bet ne tikslą. Tu knygą rašai dabar. O kas nerašo, pakelkit ranką knygas. Marius nerašo. Porą žmonių dar yra. Mario, tau apie santykius knygą reikia rašyti. Jo, jum abiem galima apie santykius knygą. Apie ką bus tavo knyga ir ko joje galime laukti? Knygoje, tai ką šiandien papasakau, tai yra koks 0,5%, kas bus knygoje. Knygoje yra įvardinta labai aiškiai visa mano kelionė, tai yra autobiografinis romanas, kuriame, tarp kitko, yra visi 3 Lietuvos vienaragiai įvardinti, yra labai daug istorijų ir nemažai autentiškų nuotraukų, kaip pavyzdžiui, aš čia paįvairinimui, paspalvinimui išgyjęs ir visiškai nuostabiai besijaučiantis variau atgal į IT rinką ir po to susitikimo centre su dviračiu aš važiavau namo ir mane Gedo prospekte nuskynė mašina. Ir aš atsibudau reanimacijos klinikų ir galvoju, taigi aš išėjau iš ligoninės. Ir niekaip, nifiga negaliu atsipinti, kodėl aš vėl toj ligoniniai. Ir man tada sako, jūs partrenkė mašiną. Ir aš po to žiūriu, čia sulopyta, krūtinė su visa susekta. Ir, tai tada okei, viskas. Viskas okei, čia. Čia šita problema, šitą išgyvensi mane. Gerai. Kokius pokalbius dabar su savimi vedi, kai patiri kažkokius emocinius kalnelius? Nes tikiu, kad patiri irgi. Kai patiriu emocinius ką? Kalnelius. Tai emociniai kalneliai žiauriai smagu yra, nes tada tu žinai, kad tu gyvas esi. Tai tu savo sakai, pirmyn, varyks, gazo duok, ką savo sakai? Būna momentų. Būna momentų, kada aš jaučiuosi, žinai, pagreityje ir visai gerai sekasi. Būna momentų, kada aš suprantu, kad, žiūrėk, dabar yra žiauriai šūdinas metas ir
reikia, pakūkčiot kampe 2 dienas ir po to matai, žinai, kad visada bus vėl, visą laiką po tos nakties ateina šviesa, taip surėdyta. Tai aš leidžiu savo būti visokiu. Čia yra labai svarbus leidimas žmonėm, nes mes kartais labai norim būti kažkokie ir dar nebūtinai norim pagal savo galimybės, o pagal kitų primestus kažkokius tai standartus, matytas Instagramo nuostabės nuotraukas ir kai tu nuimtum tą visą šleifą, tu suprastum, kad ten yra labai labai daug nelaimingų žmonių. Tai mes kartais galvom, kad visi čia jie laimingi, o aš čia žiūrėjau kažkoks tai nelaimingas. Ne, seniai, jie visi yra tokie pat kaip tu. Jo. O kaip nesugadinti vaiko? Kaip padaryti, kad jisai turėtų irgi sveikas mintis apie tai, ką jisai jaučia, viskas yra ok. Tai aš nežinau, ar tu čia mane už liežuvio trauki, bet vienas iš mano verslų yra laimės pamoka, tai yra emocinio raštingumo mokymai vieninteliai Lietuvoje parinkti su mokslininkais, kur mes mokom vaikučius, kaip neužaugti almantais ir nebandyti žudytis. Tai va. Okay, gerai, tai žodžiu, jeigu kyla kam klausimų, laimės pamoka ir yra tai, kur galite atvesti savo vaiką. Mes turim visokio čia klausimą apie perdegimą. Tavęs paklausiu, ar tu nori leistis atgal į temą, ar apie sprendimus pakalbam labiau? Dar turit hebra laiko? Kažkas dar turi. Gerai, tvarkoj, varom. Kaip suprasti, kad pats turi perdegimą? Kokie ženklai šitai gali išduoti? Tai perdegimas yra jau įkonstruotas kaip liga į tarptautinį ligų klasifikatorių, jisai yra kaip ir angina, kaip ir visos kitos ligos turi labai aiškią simptomatiką. Ir tai nėra vienas kažkoks tai simptomas, tai bet kokią psichinę ligą apibrėžia aibė simptomų. Tai jie visi privalo būti, ne visi, bet tam tikra dalis tų simptomų turi būti. Jeigu nueitumėt pas bet kokį hitresnį psichologą, jisai paklaustų jūsų labai keistų atrodo klausimo, bet jisai man dabar visai logiškai skamba. Tai jisai skamba taip, kad ar tu šiandien dienai dar sugebi atlikti savo darbinės užduotis. Tai jeigu tu dar sugebi, tai vadinasi dar nesi iki to klinikinio perdegimo nuėjęs. Bet jeigu tu jau supranti, kad tu ateini pasėdėti darbe, vadinasi jau reikia savo padėti. Bet tų perdegimų visokių yra, mūsų psichika nėra išrašyta kaip, nežinau, arba sulūžo kaulas, arba nesulūžo kaulas. Tai tų perdegimų visokių yra ir mes turbūt didžioji, matot, kažkas irgi perdegė, ralų paleido iš rankų. Čia jeigu nėra šito garso, tai prastas renginys. Tai grįžtant prie rimtų dalykų, tai matytas perdegimas skiriasi nuo tingėjimo tuo, kad tu jau nebegali netingėti. Tu esi priverstas tingėti ir tu ne tai, kad, bliau, kai tingi, pirmanį įsikelt, senišiai į darbą. Tu atsibundi arba geriau iš viso blogiausio atveju net neužmiegi ir tada supranti, kad viskas, aš nebenoriu ne tik neiti į darbą, bet aš tingiu tingėti, aš nenoriu nieko daryti ir man niekas nebemiela. Dar vienas, kas labai svarbus yra iš visų psichikos sutrikimų toksai indikatorius, kad tos veiklos, kurios tau buvo mielos iki kažkurio laiko, jeigu jos tapo nebemielos, jeigu tu matai, kad tavo hobiai pradeda nykti, kad dalykai, kurie tau buvo smagus, nežinau, leisti laiką su draugais arba turi kažkokį, tai nežinau, muzikuoji kažką, jeigu tie dalykai sunyko, yra labai tikėtina, kad tu esi jau blogam kely ir tau reikia pagalbos. Bet, pavyzdžiui, tas pirmasis, apie ką tu pasakojai, toks jau kritinis momentas, tai man atrodo viskas, finišas yra, žinai, tai man atrodo truputėlį anksčiau galima bandyti sustoti. Aš turiu tau klausimą, Almantai, kaip tu manai, ar mes turėsim perdegimo klinikas Lietuvoje? Nes man atrodo, čia visai yra potencialo. Tai perdegimo sutrikimai yra gydomi visų normalių psichologų, tai turbūt mes tų perdegimo klinikų turim visos klinikos, kurios yra psichologijos arba psichiatrijos klinikos, jos yra kartu ir perdegimo klinikos. Tai nebent tu klausi, kur mes, žinai, turėtume kažkokius tai, populiariai sakant, retrytus, ne, kažkokius tai, tai Facebook'e yra visokių ten apsišviesk, pasiretrytink, gongai, dalykai, tai... Gerai. Aš priimu sprendimą užduoti tau paskutinį klausimą. Kaip rodai meilę savo? Čia į hornį temą nuėjant ar... Tavo pasirinkimas, žinai, čia mes visi pasirenkam, ką norim. Blem, aš nežinau, kiek aš atviras galiu būti, žinai. Išjungit kameras. Tai rodau savo, kad jeigu aš gebu apsižliumti prieš 300 žmonių, tai aš visai save myliu, nes man nebaisu tai yra daryti ir aš, kaip ten rašė, I'm a liberated man, I know that crying is okay. Tai, va, taip.
Šaunuolis, Almantai, ačiū tau labai. Ačiū, Be kad galo išklausėt. džiaugiuosi, kad galėjai čia būti. Turim tau. Gerai.